Sveiki brangus ir visada labai laukiami kūrybinių sferų žiūrovai. Šiandien lapkričio 1-osios išvakarėse sveikinuosi su jumis iš Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikos. Apie vargonus, vargonų muziką, bažnytinę muziką, tikėjimą ir dar daugiau šiandien kalbėsiuosi su šių maldos namų vargonininke Akvile Kergyte, kuri, mieli žiūrovai, suteiks mums unikalią galimybę patekti į instrumento vidų ir apie vargonus sužinoti daugiau iš ten. Kviečiu likti visos laidos metu kartu su mumis, o pats skubu sveikintis su Akvile Kergyte. Labadiena, Akvile. Labadiena. Akvile, norėčiau šį pokalbį mūsų pradėti. Jų turėjome ne vieną, tai už tai jums labai dėkoju. O šį pokalbį norėčiau pradėti nuo dviejų mums svarbių datų - lapkričio 1-osios ir lapkričio 2-osios. Galbūt aš klystu, bet nuojauta man sako, kad kartais mes šias dvi datas painiojame arba tiesiog vadiname vėlinėmis. O kaip yra iš tikrųjų, kuo yra ypatinga lapkričio 1 ir lapkričio 2? Taip, tu nekleisti, iš tikrųjų yra tai, kad žmonės labai maišo. Visų šventų iškilmė man net gaila šitoje vietoje, sakyčiau, nes pamirštam tokią didelę iškilmę, kuri visų šventųjų išvakarės, kai jau pradedam švęsti. Tai yra ta diena, kada mes švenčiam tuos visus šventuosius, kurių nėra tos dienos paskirta, bet mes tiesiog visus juos minim tą vieną dieną. Ir tai yra iš tikrųjų šventė, ir tai yra didžiulė iškilmė, bažnyčia visa išpuošta, skamba vargonai, chorai ir visa kita. Nes tai yra šventė, dėl ko mūsų visų tikslas, į ką mes einam, tai yra būtent tą amžinybę iššventą, tą šventumą, kurį visi turėtume kaip ir siekti. Ir tada atsiranda ta riba, kada mes nebeskiriam, kada yra vėlinės ir visų šventų iškilmė, todėl kad kai visų vėlinės mes tiesiog turim laiko melstis už savo mirusius, bet kažkaip tai mes pamirštam, kad sustojam tą mirusių gedulų, liūdesių ir pamirštam tą džiaugsmą, į kurį mes visi esam pašaukti. Tai aš manau, kad tai tas ir tas skirtumas yra, kad mes mažai skiriam dėmesio tam džiaugsmui, labiau skirdami didelį laiką tam gedului. Tai toks skirtumas, taip aš taip įvardinčiau. Supratau, ačiū Jums labai už išaiškinimą ir tada pereikime prie vargonų, apie instrumentą, kurį kalbėsime šiandien daugiausiai. Tai kaip pačios gyvenime atsirado vargonai ir kada galbūt supratote, kad tai bus jūsų pagrindinis instrumentas? Kada supratau, tai jau labai vėlai, kai jau buvau prasimokius, nežinau, gal kokius 4 metus, tikrai labai vėlai supratau, kad tai mano instrumentas, aš jį pasirinkau dar, kai mokiaus mokykloje, jeigu taip jau nuo pradžių kalbant, tai aš pradėjau muzikos mokykloje mokytis kanklėm ir pas mane buvo toks vidinis noras visada kažkaip būti muzikoje, visada aš norėjau kažkokiu instrumentu groti, tai kanklės gal nebuvo mano pirmas pasirinkimas, kurį nežinau, kažkaip tos kanklės irgi tiesiog nukrito iš dangaus, kaip sakau, aš nelabai atsimenu, net tai buvo taip senai, bet vargonai atėjo taip į mano gyvenimą, kad aš jau prieš pradedant groti vargonais turėjau tokį, pati ėjau į chorą bažnytinis gyvenimas man buvo labai normalus ir savaime suprantamas dalykas, tai aš ir giedodavau chore. Ir pati mano brolis grojo jaunimo chorui, aš pati paskui pakeičiau jį ir giedojau ir grojau vietojo tam pačiam jaunimo chore. Tai tie vargonai, aš vargonais pačiais negrojau, bet bažnytinis gyvenimas man buvo labai artimas. Tai kai atėjo tas laikas, kai reikėjo 9 klasė, prieš 9 klasę reikėjo rinktis,
ar aš tikrai noriu tęsti muziką kaip profesionalas, ar noriu tokio lyg mėgėjaus lygyje, tai aš nusprendžiau su tėvų pritarimu, žinoma, jie man pritarė ir paskatino, nes mano prosenelis buvo vargonininkas, tai taip kažkaip persidavė iš kartos į kartą, net aš nežinojau dar to, kai nusprendžiau, kad noriu stoti vargonus, tai aš nuo 9 klasės išvažiavau Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją. Ir ten įstojau vargonų specialybę, kur 4 metus mokiaus. Tai va per tuos metus, aš kai nuvažiavau, aš nesupratau, kas yra vargonai, nesupratau, koks čia instrumentas ir aš galvojau, kad aš čia užkariausiu pasaulį soliniais koncertais. Bet kažkaip viskas susidėjo į vietas, bėgant metams, tai buvo labai, va taip ir kažkaip supratau, kad tiesiog, mano dėstytoja buvo labai tikrai, labai mokėjo perduoti tą meilę muzikai. Tai va, tas man padėjo man. Bet toliau dar tęsite studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, teisingai? Taip. Bet čia buvo po 2 metų pertraukos ir grįžus atgal, baigiau 12 klasę, buvau porą metų Prancūzijoje, tada grįžus į Lietuvą, aš vėl įstojau į vargonus, tiesiog tęsiau savo bakalauro studijas vargonų, tada magistrą baigiau šį pavasarį. Jau praėjusį pavasarį. Tai tada ir taip, kažkaip buvo labai natūralus dalykas. Tai buvo kelias, kurį aš ėjau ir tai buvo taip nuoseklu ir taip savaime suprantama, kad tai jau kai aš jau baigiau Tallat Kelpšos konservatoriją, aš žinojau, kad aš noriu tęsti tą kelią. Tiesiog tai buvo kiti klausimai, kuriuos reikėjo svarstyti, bet aš žinojau, kad muzika vis tiek liks mano gyvenime. Dirbate ne tik šioje bazilikoje, bet turbūt ir kitose. Ir esate ne vienoje vietoje dirbusi, ne vieną chorą turėjusi. Gal galite plačiau apie tai? Taip, tai jeigu nuo pradžių apie visus chorus, kur turėjau tikrai ne vieną chorą, negaliu pasakyti, bet kuriuose tikrai grodavau, tai vienas pirmųjų, nuo ko aš pradėjau apskritai savo muzikos kelią kaip vargonininkė, tai buvo mano tėvų parapijoje, Joniškėlio Švenčiausios Trejybės parapijoje, tai buvo jaunimo choras, kurį grojo mano brolis ir aš tiesiog pakeičiau jį, jam išėjau studijuoti. Ir po to dirbau Aušros vartų, Teresės bažnyčioje irgi jaunimo chorų, nes ten keitės vadovai ir aš tiesiog jau tą chorą irgi pakeičiau kitus. Tada grįžus į Lietuvą, jau nes ten dirbau iki pat Prancūzijos išvažiuojant, grįžus į Lietuvą pradėjau dirbti Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje su seniorų choru. Tuomet pradėjau dirbti su sumos choru, tada pradėjau dirbti ir su vaikų choru, ir su jaunimo choru. Tai ten buvo tikrai labai daug visokių chorų. Ir tada dabar šiai dienai dirbau čia, Marijampolėje, su sumos choru. Tai visada labai kviečiam ir laukiam naujų narių. Ir taip pat dar šiuo metu dirbu Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje su jaunimo choru. Dar ir ten. Nepavargstat visur važinėti iš vieno Lietuvos galo į kitą? Šiek tiek kartais, bet nežinau, kažkaip suteikia jėgų tas noras kažkaip dalintis tuo, ką žinau, nes tikrai tikiu, kad jau galiu kažką duoti ir kitiem, tai tas noras duoti kitiem, jisai nugali tą nuovargį. Kaip aplinkiniai reaguoja, kai galbūt jiems pirmą kartą pasakote, kad esate vargonininkė ir turiu galvoj, kad esate jauna vargonininkė ir pasirinkote būtent tokį kelią, ne groti gal labiau tradiciškų instrumentų, gitara, pianinu ar smuiku, bet vargonais. Kaip į tai reaguoja žmonės, kokių reakcijų susilaukėt? Dažniausiai būna visiems nustebimas, tikrai šito yra, kad kažkaip keisto, kodėl toks instrumentas, kodėl taip. Ir visada klausimas nustemba, tas tokia reakcija būna, jie visada klausia, o kodėl. Tai niekada nesu patyrus kažkokių, ar kaip vaikas, ar patyčių, kaip čia tokį instrumentą. Niekada to nebuvo. Visada žmonėms yra labai įdomu ir netgi, sakyčiau, tas žmonės skatina man atvirauti. Žmonės, kai pasakau, kad aš groju vargonais, tada žmonės man pradeda pasakoti savo tikėjimo santykį su bažnyčia, apie tikėjimą ir aš jūsų neklausiau, bet jie tiesiog pradeda tą pasakoti. Tai, tiesiog žmonės galbūt, nežinau, jie taip nustemba ir pradeda pasakoti man visą savo istorijas. O pačios tada apie tikėjimą, jeigu čia galima užsiminėti apie tikėjimą, ar jisai visada buvo toks stiprus, koks yra dabar, ar galbūt keitėsi, iš kur apskritai atėjo tas tikėjimas, suprantu, kad iš tėvų ir, kaip sakot, turbūt natūraliai. Jo, jisai natūralu. Manau, kad visiems tikėjimas keičiasi, mes pradedam nuo mažų žingsnių, ypatingai kai vaiko tikėjimas. Jisai yra vienoks, paskui ateina paauglystė, man lygiai taip pat kaip ir daugumai gal buvo toks laikas, kai aš svarsčiau ne apie tikėjimą, ne apie Dievo egzistavimą, bet kaip tai veikia, kodėl taip yra. Kad visų tų atsakymų man tikrai buvo labai įdomu ir norėjau išsiaiškinti, kodėl, koks tas Dievas ir kaip ten viskas vyksta, tai aš uždavinėjau visada savo daug klausimų, tai natūralu, kad tas tikėjimas jis transformavosi į tokį
tvirtą tikėjimą, tai tikrai jau po paauglystės. Aš manau, iki paauglystės tas vaikiškas, sakykime, aklas tikėjimas, pasitikėjimas tėvų tikėjimu. Ir po to tiesiog jau į Prancūziją aš ir todėl ir išvažiavau išsigrynint ir man tada nuo to laiko jau tikrai aš atradau savo tą, atsakiau visus klausimus. Žinot, žmonės dažnai klausia klausimų ir todėl ir netiki, nes nežino. Aš atsakiau, aš radau atsakymus. Tai tas tikėjimas jis taip ir augo su metais. Prancūzijoje gyvenote 2 metus, taip? Taip. Išduokit paslaptį, kas padėjo atrasti tuos klausimus, kurie rūpėjo tada? Kas padėjo, nebijojom, kaip gražiai čia įvardinti, galbūt tyla tikrai padėjo malda, tokie elementarūs gal paprasti dalykai. O ką reiškia tyla? 2 metus netylėjot? Ne, neturiu galvoje, mes gyvenom normalų bendruomeninį gyvenimą, viskas vyko, bet mes turėdavom laiko tylai. Mes labai bijom tylos, tai pirmiausia nebijo tylos. Taip atrodo, kad kai viskas nurimsta, praeina po kokių 2-3 dienų mes tik pradedam girdėti tylą. Tai čia yra tas įdomus dalykas, kad kartais išsigastam ir bijom į tą tylą, tai ta tyla tokia, aš ją taip įvardinčiau, malda, tai yra gebėjimas paklausti, išgirsti ir baisiausias dalykas, dėl ko mes negaunam atsakymų, mes bijom išgirsti tą atsakymą, kurio mes nenorim. Ir todėl žmonės taip kartais net neužduoda klausimą, kad neišgirstų tikro atsakymą. Bijom. Aš taip galvoju, kad ir man pačiai buvo, aš labai išdavinėjau klausimus, į kuriuos aš bijojau atsakymų, kurie galvojau sugriaus mano visą įsivaizdavimą apie viską, bet nieks nesugriuvo. Supratau. Grįžkime šiek tiek dar prie vargonų. Kaip iš profesionalios vargonininkės pusės, kokios yra Lietuvoje, o galbūt ir pasaulyje vargonininkų, profesionalių vargonininkų perspektyvos? Ar turbūt daug kas įsivaizduoja, kad vargonais galima groti tik tai bažnyčioje, tik tai mišių metu, bet galbūt galima rengti, jau jūs minėjot, solinius koncertus, galbūt festivaliuose dalyvauti ir visai nebūtinai bažnyčioje. Taip, manau, kad Lietuvoje yra dar kaip tik labai daug vietų, kur yra neišnaudota kaip vargonininkų, vietų, kur vargonininkas gali atsiskleisti. Vis atsiranda naujų festivalių, naujų projektų, dabar labai nesenas, tik 2 metų gal senumo yra, kad Vilniuje Aušros vartų gatvėje atidaro langus ir pro juos yra vargonai, kurie skamba gatvėje. Tai yra toks, kur tikrai ne bažnytinė erdvė, tai žmonės tiesiog eina gatvėje ir girdi vargonų muziką skamba. Tai tikrai labai naujas ir įdomus projektas. Tai yra daugiau tokių, kur gali vargonininkas, aš kaip įsivaizduoju, kad vargonininkas išgyventų vien iš solinių koncertų, tai Lietuvoje tikrai taip nėra. Manau, net ir pasaulyje labai retai tai būna. Yra tikrai tokių atvejų, bet tikrai nėra dažnas dalykas, nes tiesiog tai yra labai nepastovu ir labai kintama. Tai soliniai koncertai, kur dar galima juos, jeigu ne bažnyčiose, tai žinoma kažkokios koncertų salės Vilniuje, Filharmonijoje. Taip pat yra dar keletas salių, kuriuose yra vargonai. Tai yra vietų, kur galima groti vargonais ne bažnyčiose, bet tai vis tiek dažniausiai yra jau bažnytinė erdvė. Ir vargonai vėlgi dažniausiai bažnytinėje erdvėje girdimi, bet galime juos girdėti net ir filmuose, sakykime, ar ne, arba kartu su šiuolaikinė muzika. Kaip jūs pasakytumėte, kaip vargonininkai, kuo šis instrumentas yra toks ypatingas? Toks ypatingas, gal ir galingas? Aš tai įsivaizduoju, kad dėl ko į filmus ar dar visur naudoja, dažnai būna elektroniniai vargonai, jos deda įrašinėje, bet kodėl jis tokie ypatingi, pažiūrėjus šitos vargonus, tai sakau, jie labai turi daug spalvų. Ką pasakys tikrai kiekvienas vargonininkas, kad kiekvieni vargonai yra skirtingi, vieni būna labai maži, kiti labai dideli. Kartais net maži vargonai būna labai įdomus, nes jie yra visai kitokie negu tie patys didžiausi ar kažkokie ten kiti vargonai. Tai vargonai turi, manau, tą paslaptį, kas labai žavi ir žmonės, nes jie iki galo nėra aiškus. Kaip tai, mes girdim, čia skamba, čia visas toks mechanizmas veikia ir kaip tai, ir ta paslaptis ir žavi. Iš tikrųjų, mane turbūt irgi sužavėjo ta pati paslaptis, o ypatingai sužavėjo ta idėja, kad galima patekti į vargonų vidų ir būtent, kad mes šiandien galėsime nueiti į instrumento vidų ir ten daugiau pamatyti ir išgirsti apie pačius vargonus, kurie yra pastatyti šioje bazilikoje. Tai galbūt ten ir keliaukime ir pratęskime pokalbį iš ten. Kuo ypatingi yra šie vargonai? Šie vargonai, manau, ypatingi yra tuo, kodėl visi taip sako, Marijampolės vargonai. Tai Marijampolės vargonai, manau, yra
tie vargonai, kurie yra etalonas, kokie turi būti vargonai. Jie yra labai plataus diapazono, tai reiškia labai daug registrų, labai daug įvairių spalvų, ko tikrai neturi daug vargonų. Jie yra visai neseniai restauruoti, dabar jau, aišku, praėjo šiek tiek laiko, bet jie yra pakankamai nauji. Ir yra lygiai taip pat ir pedalai, labai patogus, labai patogi rankų klaviatūra, 3 manualai. Tai yra, toks jau, va tuo jie yra ir ypatingi, kad, kaip sakau, kiekvienas, kuris vargonininkas sako, kokie yra vargonai, tai manau, jis ir mato tokius vargonus kaip Marijampolės bazilikos. Ką mes čia galime matyti aplinkui? Aplinkui, ką mes matom? Mes matom, daugiausia matom vamzdžių, nes šituose vargonuose, kadangi yra 42 registrai, tai reiškia, kad čia turėtų būti kažkur apie, jeigu nesuklysiu, apie virš beveik 2000, beveik 2500 vamzdžių įvairiausių dydžių. Ir kiekvienas tas vamzdelis yra atskiras garsas. Taip. Ir tai pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėt, čia ir tokių labai mažų, kurie yra atskiro garso. Yra ir lygiai taip pat yra labai didelių vargonų garsų, kurie yra ar ten, yra jau patys žemiausi ir patys didžiausi, dūdom vadinsim vamzdžiais, kurios yra pačios didžiausias, tai yra taip patys žemiausi garsai, o patys mažiausi, tai yra jau patys aukščiausi garsai. Tai ką matom, tai dar matom, kuo jie skiriasi, tai vieni metaliniai, kiti mediniai, vienos fleitos, kiti principalai, vienos dengtos, kitos atviros. Taip pat dar ką visą matom, tai pagrindinis ir sudėtingiausias dalykas, tai yra visas mechanizmas, kaip vyksta, kai paspaudus klavišą atsidaro oro dėžėse toks ventilis ir leidžia orą ir išeina būtent tas garsas iš to vamzdžio, kurio nori vargonininkas. Tai čia tas pagrindinis veikimo principas. Pagrindinis veikimo principas tai kaip, įsiveda variklis, dumplės prisipildo oro, tada oras ateina, jeigu čia yra visi vamzdžiai sudėti į oro dėžę, tai čia yra labai daug tų oro dėžių, nes visi statyti į oro dėžės. Ir tada, kai paspaudus klavišą, va šitais visais ateina balanom ir atsidaro, ten nesimato, bet atsidaro toks ventilis ir tada oras, būtent nes jau oras ateina ir tada garsas išeina, tai garsas susidaro pučiant orui pro vamzdį. O koks tas garsas priklauso nuo vamzdžio. Todėl jie visi tokie labai skirtingi, šitie vamzdžiai. Ir dar kas ypatingai, matau, tai senieji vamzdžiai yra, prieš restauraciją dar yra išlikusių senųjų vamzdžių šių vargonų. Ir tai yra tie tamsesni vamzdžiai, kurie yra... O visi šitie metaliniai čia jau yra naujai po restauracijos? Tiksliai nežinau, bet žinau, kad didžioji dalis yra jau naujų sudėta, nes jie buvo praplėsti šitie vargonai, senieji vargonai turėjo tik 16 registrų, tai čia labai daug yra tiesiog naujų registrų, bet aš nežinau tiksliai, čia jau reikia klausti vargonų statytojo Algiaus Stepanausko, kuris tikrai žinotų, kuris statė šios vargonus, restauravo, tai jis jau žinos, kurie čia būtent tie registrai yra originalūs dar palikę, kurie jau naujai pastatyti. Ir dar, čia mes dabar esame antrame aukšte, taip? Vargonų, dar yra ir trečias aukštas, kas ten yra? Tai ten yra irgi taip pat dar vienas registrų aukštis, kur yra sudėti lygiai taip pat registrai, bet kadangi čia yra dar, aš pati nesu tai buvus aukštai, nes ten pavojinga ir bijau aukščio, tai ten aukštai yra dar tokia vadinama dėžė, vargonų dėžė, kuria uždaryti registrai, dėžė, kad būtų galima, kai atidarus toks, va čia, jeigu yra tos durelės, kurios atsidaro ir užsidaro, tai kad vargonų garsas būna tą daro crescendo arba diminuendo, tai tiesiog tos durelės yra jau trečiame aukšte. Kaip apskritai šita patalpa vadinamas? Spinta, kambarys, kaip įvardinti? Labiau vadina spinta, vargonų spinta, jie vadina labiau. Galima ir čia tokio dydžio, kad čia beveik jau kaip ir kambarys. Galima. Paprastai būna mažesnė, priklauso nuo vargonų. Kokie vargonai, tokia tai ir vargonų spinta. Tai jeigu čia jau tikrai didelis, jau didesnis beveik už butą. Gerai, tai galbūt leiskime atgal prie Vargonų prospekto ir pokalbį pratęsime tenai. Ačiū, Akvilė, tikrai įspūdinga, labai įdomu pabuvoti tokioje vietoje, konkrečiai instrumento viduje. O dabar tai, ką matome, kas yra mums už nugarų, yra jau tik puošybos turbūt elementai, ar ne? Ir ar galėtumėte kažką pakomentuoti apie šią instrumento dalį? Taip, tai Vargonų prospektas yra ta dalis, kuri yra papuošę, yra kaip meno dirbinys,
kurį kiekvienas vargonų meistras, kuris stato vargonus, tai jisai jį kiekvieną išpuošia taip, kaip jam atrodo. Jisai kūrė, jį daro kaip kažkokį meno kūrinį, jį drožinėja ir dažniausiai tai, ką mes matom čia, tai yra tik tai vienas registras. Ir šiuose vargonuose jie yra grojantis, yra vargonų, kuriuose būna tik nupiešti arba netikri vamzdžiai sudėti į prospektą. Tai šitie vargonai ypatingi tuo, kad dar už jų matom, ko paprastai nesimato, tai yra dar, jeigu pažiūrėsim tą rudą dėžę, tai matosi, ten yra, tai va būtent tas visas vargonų vidus čia matosi iš šitos. Iš apačios galima matyti net vargonų dėžės. Supratau. Gali šiek tiek dar apie pačią vargonų istoriją. Trumpai, bažnyčioje vargonai atsirado ne bažnyčios tikslais pirmiausia, ar ne, anksčiau ir kažkokiais kitais tikslais. Gali šiek tiek apie tai? Taip, tai pirmieji vargonai, kiek man žinoma, yra 3 amžiaus prieš Kristų dar, kurie buvo hidraulis vadinami, kurie buvo su vandens talpa tokia, bet ten tie vargonai jie labiau buvo. Paskui jie keitėsi, jie buvo pozityvas, kurie buvo kilnojami, tai buvo daugiau naudojami dvaruose, rūmuose, kai šokiniai muzikai pakomponuoti. Tai buvo tik komponuojantis instrumentas ir tai jis tikrai nebuvo bažnytinis. Bažnytinis instrumentų jisai pradėjo tik tai jau vėliau, prasidėjęs, man atrodo, jeigu tiksliai nesumaišysit, kažkur jau link Renesanso antrosios pusės, kai jau pradėjo statytis pirmosios pusės, kai pradėjo statyti bažnyčias su vargonais. Tai va tada pradėjo įsitvirtinti vargonai kaip bažnytinis instrumentas, o pats jau vargonų aukso amžius vadinamas yra barokas, kuomet visa instrumentinė muzika atsiskleidė pačiu gražumu. Ir tai Bachas tą parodė geriausiai, kuris išbaigė visas formas, visą muziką, kurią pripildė. Net nemoku paaiškinti visoms kalbom įmanomam vargonų galimybėm. Tai Bachas buvo todėl, kaip vadinama, mūsų vargonininkų mažasis dievas, nes jisai iš tikrųjų parodė visą tą vargonų muzikos galybę. Toks trumpai iki baroko, po to ta vargonų muzika tik įsitvirtino dar labiau. Aišku, kaip aš sakau, natūralu, kad būtent bažnytinė muzika, kuris skambėjo, nes iš pasaulietinės muzikos, kai iškilo bažnytinė ir pasaulietinė muzika, tai natūralu, kad žmonės irgi, nepaisant to, kad tai buvo tik bažnytinė muzika, į ją vis tiek atėjo iš pasaulietinės ir melodijos, ir žodžiai, jie atėjo taip pat tos barokinės arijos, kurios buvo populiarios, jos atėjo ir bažnyčia. Tai ten, žinoma, daugybė nesutarimų ir tarp vyskupų visų buvo, kurie vėl bandė tvarkyti tą bažnytinę muziką, visą vargonų muziką, kad ji būtų kuo labiau liturginė. Tai jinai tiesiog keitėsi, aišku, buvo tai geresnė, tai blogesnė, tai vėl vienokia kitokia, tai nesutarimai, jie visada yra iki šiol, vis dar yra, manau, ne vienas pasakys, kad visi ateina šitą, ar galima groti, ar negalima groti, bažnyčiai šitas tinka, netinka. Tai visada yra šita išlikus bėda, kuri buvo tikrai nuo seniausių amžių. Tai ir šiai dienai tam lygiai taip pat yra atėjus ir ta vargonų muzika, kuri ir šiuolaikinė muzika, jinai lygiai taip pat skamba ir mūsų bažnyčiose, žinoma, ne liturgijos metu, bet ir atėjus iš pasaulietinio, tiesiog kaip, net nežinau, kaip čia gražiai vardinti, aš manau, kad bažnyčiose net ir tos giesmės, kurias mes girdim šių metų, jos turi tos sąsajos su pasaulietinė muzika, nes natūralu. Mes esam žmonės visuomenė, nesam tik bažnytiniai, tai ta muzika jinai ateina į mūsų bažnyčias, nes žmonėm manau, kad svarbu, kad ta maldos forma būtų suprantama. Tai jeigu mes grosim tik klasikinę senąją muziką, daliai žmonių tai vis tiek nekalbės. Nepalies. Neprakalbės jų širdžių. Supratau. Labai įdomu, Akvilė, labai gaila, kad mūsų laidos laikas yra ribotas, net turbūt galėtume kalbėti ir kalbėti dar, bet visai pabaigai norėčiau paprašyti, gal jūs kažką norėtumėte palinkėti mūsų laidos žiūrovams. Taip, aš manau, kad palinkėti svarbiausio dalyko, tai nepamiršti maitinti savo sielos. Gal taip atsakyčiau, nes ir kas mūsų sielą labiausiai maitina, tai tas tikėjimas ir kultūra. Tai nebijoti įsileisti tos kultūros, per kurią mes tikrai maitinam savo sielą, kuri prisipildo
to šventos, džiugios dvasios, tai to norėčiau palinkėti. Ačiū Jums labai, Akvilė, ačiū Jums labai už šį pokalbį, už visus prieš tai ilgus mūsų pokalbius, už tai, kad tapote šios laidos bendra kūrėja. Aš tikiuosi, kad žiūrovai tikrai išgirdo prasmingą mūsų pokalbį. Tai ačiū Jums dar kartą ir iki susitikimo. Na, o aš savo ruoštų, o taip pat visų laidos žiūrovų vardu labai nuoširdžiai dėkoju šios bazilikos klebonui, kunigui Giedriui Bakūnui už suteiktą galimybę patekti į vargonų vidų ir apskritai sukurti šią laidą. Ačiū labai, iki susitikimo kitą ketvirtadienį.